Sveiki visi. Atvažiavau šiandien į Šiaulių rajoną. Šilų Bridų tvenkinys. Šiaip sakyčiau, aš esu pirmą kartą čia, tai privažiavimas tikrai yra geras. Galiu va parodyti. Žiūrėkim. Štai. Kelias geras, atėjimas taipogi yra geras. Liepteliai viską. Sektorių nėra per daugiausiai, bet užtenka kaip tokiam telkiniui, aš manau. Tai va, nežinau. Žiūrėsim, kaip čia bus kas. Tai va, nežinau, šį pirmas įspūdis geras yra apie telkinį. Kiek matau, liepteliai viskas sutvarkyta, kuo gražiausiai. Tai va, su žuvim irgi, kiek esu matęs Facebook'e, kiek YouTube'ai, dar kažką, tai pagauna. Žiūrėsim, kaip čia bus, nes, sakykim, nerštas sakė kaip ir į pabaigą, ar pasibaigęs jau. Tai va, nežinau, pabandysim, pažiūrėsim. Šiaip filmuoju jau normalų video, ta prasme darysiu pirmą kartą šitą. Tai nežinau, sorry už kokybę ar už garsą, nes filmuoju su telefonu, įrangos dar nesu susipirkęs filmavimo. Planuoju greitų metų. Tai va, žiūrėsim. Telkinys, sakau, šiaip neblogas. Šilta šiandien. Tikrai spėjau 20-22 kokie laipsniai šilumos. Žmonių nėra. Vienas. Nes šiandien yra trečiadienis. Tai va, nežinau, žiūrėsim, įrangą išsikroviau visą. Palapinės nestatysiu, nes vieną parą. Tai kips, nekips, pažiūrėsim. Dabar aišku. Imsiu meškerės, skenuosim dugną ir žiūrėsim, kaip čia kas bus. Nes šiaip atstumai nėra tolimi. Vat, matot, atstumas nėra toli. Tai nežinau, planuoju apie šią salą. Gal vieną ar iš šonų, nežinau, žiūrėsiu kaip dugnas, kaip kas. Tai vat, nežinau. Ežeras gražus. Įranga čia. Mašina ten, šalia. Viskas šalia. Tai vat, žiūrėsim. Perskenuoju dugną ir žiūrim, kas čia gaunas, kokie bus atstumai. Kas tai papasakosiu. Apie atstumus, apie viską. Tai va. Tai va, nežinau, apie filmavimą sakiau ar ne, bet įrangos dar nesu susipirkęs normalios filmavimo, sakykim, GoPro kameros ir visa kita. Bet kitą mėnesį, manau, jau tikrai turėtų būti. Šiaip tą normalų video tai pirmą kartą kuriu. Trumpų video tai yra pas mane kanale. Open Carp Fishing. Galit pasižiūrėti, paspaust laiką, pasubscribint, kam nesunku. Nes kanalas yra naujas. Tai ir sekėjų, ir patiktukų reikėtų. O šiaip žvejoju pats jau karpius 2-3 metai. Aišku, ne labai intensyviai. Nes ne visada laiko yra. Tai va, o dabar nežinau. Stengsime skirti daugiau laiko. Tai karpinį žūklę ir panašiai. Tai va, statysim trikojį. Naudoju tokį Rumpel firmos. Šiaip, nežinau, man tai jo pilnai užtenka. Kaina gal 70 eurų, man atrodo, mokėjau aš. Nes be trikojų čia tai, aišku, ant 4 kojų, ant 3 kojų stovelis nelabai išeis, nes čia su liepteliai sudėti. Tai va, kaip ir paprastas trikojus, pastatysiu, parodysiu. Tai va, štai taip atrodo mano trikojus. Žvejosiu 2 meškerėm. Ką tik išsivertė, čia žuvis netoli kranto, bet matos, kad didelė. Tai įdomu. Gal duos vaizdų, kokių gražių. Ir ką gal spėsiu nufilmuoti. Va, viską pamatysit. Gerai. Imam meškerę, skenuojam dugną, žiūrim, ką čia dėtas. Nu ką, išsirinkau žvejybos vietas. Realiai gaunas 45 metrai
nuo krantų. Tai ten, sekančia ten, nes realiai daugiau visur žolės. Anksčiau bandžiau, bet neišeina, nes kliuviniai, žolynai ir taip toliau, žodžiu. Tai nežinau, nubandysim. Jeigu nieko, tai ieškosim kitų vietų. Tai va, bandysim maišyti pašarus. Šiaip naudosiu saldžius. Nežinau, bandysim saldžius maišyti. Daug ko turiu likusių iš pernai metų, tai gal reiks irgi pabandyti sunaudoti, nes irgi jie saldus. Tai bet spėju, kad naudosim Dipexo saldų kukurūzą. Tai va, naudosim Dipexo saldų kukurūzą, manau. Paletės. Tada Dipexo braškės su kanapėm. Dėsim builiukų. Šiaip turiu daug likusių, sakau, iš pernai. Daug likusių iš pernai yra. Žodžiu, tropinių vaisių, slyva, braškė vanilė, braškė kriaušė, sursą nežinau, nebent bandysiu ant plauko dėti sursą. Dar turiu šiaip labai neblogus. Yra šitie, Dynamite Bites, šokoladas ir kokonut kremas. Nežinau, žiūrėsim, kažką bandysim sumiksuoti ir užpilsim dipų. Jaučiu gal irgi saldžių, man atrodo, gal pas mane dar braškė yra, tai jaučiu braškinių pilsiu. Ir žiūrėsim, kas čia gausis. Tai grūdinio. Irgi jaučiu, gal reiks pasidaryti kažkiek, bet labai nedaug. Nežinau, peršėrt tikrai nežadu peršėrt. Į pavadėsim truputį to pačio, ką spombinsim. Ir žodžiu, žiūrim, bandom maišyti. Tai va, dedam saldų kukurūzą. Visą, aišku, nepilsiu. Susuka. Žiūrėsim, kaip žuvis reaguos. Aišku, boilius irgi pjaustysiu, nes nedėsiu cilų. Tai nežinau. Va, ir draugą turim. Pasirodo, jau yra. Aš žinau, kad dar biškai per anksti, bet ne, va. Prašau. Nu, draugas, skrisk. Skrisi? Ne, draugas neskrenda. Pasiliks jaučiu su manim visą naktį. Greičiausiai. O, išskrido draugas. Nu, turim tokį miksiuką. Čia yra kriaušė ir braškė. Pakankamai minkšti dar nuo pernai metų. Įdėjau biškį cielų tokių, žodžiu. Braškiniai, šokoladas su kokonutėm ir paletyčių. Užpilsim Dynamite Bites strawberry, įsigers truputį. Kvapas geras. Išmaišysim.
Paspendinsim. Gerai, tegul įsigeria truputį. Nu vat ir viskas. Meškerės užmestos. Kaip ir sakiau, 45 metrai nuo kranto abi. Viena į vieną pusę, kita į kitą pusę. Aplenkiant salą. Ta. O ta salelė. Ir viskas. Ant vienos dėjau braškį su kanapėm. Ir, taip pasakysiu, ir bananas, ananasas viršūnėlį. O ant kitos dėjau baltas šokoladas ir su Tiger Nuts redama viršūnėlį. Tai va, nežinau, kas čia bus toliau. Lauksim kibimo, žiūrėsim. Oras geras, vėjas biški yra, bet nieko. Aišku, lieptelis biški juda. Sakim, pats lieptelis, kol ateini, tai pati platforma kaip ir ne, bet pats lieptelis biški juda. Bet nieko baisaus. Užmiršau tik tais pasiimti trikojui svorį. Tai nežinau. Gal nenumes kibimo metu. Tikiuosi, kad ne, nes šiaip dažniausiai svorį dedu papačią. Svoris dedas. Tai va, įram atvažiavę į trečią sektorių liktais. Čia už manęs kažkas irgi, bet man atrodo su method feederiu. O šiaip daugiau kaip ir nieko nėra. Aišku, vidury savaitės nėra ko norėti. Būtų savaitgalis, tai jau čia būtų pilna. Dar vėl neaišku, kaip yra su to nerštu. Savininkas sakė, kaip ir neršia, kaip ir ne. Nu, ta prasme, gal vieni išneršia, kiti nežinai dar. Tai va, nežinau. Bandysim, žiūrėsim, kas čia gaunas. Ką dabar eisiu. Atsigert, kavos ar arbatos, nežinau. Gal užkas ką nors. Pasėdėt, pasigrožėt. Pasėdėt, pasigrožėt gamta. Gražu. Pasiruošta, graibštas yra, matas yra. Antiseptikai, viskas. Kaip priklauso. Tai va, čia tik biški juda, aišku. Toje va vietai, bet manau nieko. Va, kur sakiau apie tą svorį, tai pas mane čia svoris kabinos. Per vidurį jau aš užmiršau jį pasimt, tai sakau, nežinau, galbūt nenumes. Tai va, judesio matas yra ežere. Vienas kitas įsivertimas. Toliau pažiūrėsim, kaip čia kas bus. Gylio, aišku, matau, kad čia nėra stebuklai dideli. Maks kokie 3 metrai gal kažkur. Daugiau tai manau tikrai nebus. Šiaip tai va, nuotaikos geros, viskas gerai. Lauksim kibimo. Nu ką, kol kas kibimų dar neturim. Persimečiau ne per senai, kažkokį 10 minučių gal. Judesio kol kas kaip tvenkiny, kaip irgi nėra, nesimato. Kad šokinėtų ar judėtų karpiai. Nežinau, nebent at vakaro kažkas išlys dar. Gal. Nes dabar tai tikrai karšta. Vienu momentu net maikė teko nusirengti. Trečiam sektoriui irgi. Kaip ir negirdėt, kad kažką pagautų. Tai nežinau, per karštą dieną gal biškį, ant vakaro ar naktį. Kas tai žino. Oras tai žiauriai geras. Gerai, kad vėjas tai biškį yra, tai atgaivina, nes tai būtų labai karšta. Va. Atvažiavo dar žvejų. Į kitą krantą mačiau porą mašinėlių.
Pradėjo šert nuo kranto irgi maždaug metą, kaip ir aš, kažkur 50 metrų kokį. Tikrai netoliau. Nes yra ir plūdvarai sustatyti kažkur apie vidurį. Sakykime, nu, jo kokį 50 metrų. Telkinys nedidelis. Tai va, tik spėjau, kad būsiu pataikęs ant neršto. Šiaip šiandien daug kur skambinau aplink telkinius, visus klausinėjau, kaip su nerštu. Vienur neršia, sakė, kitur jau išneršia prieš savaitę. Tai va, nesuprasi. Sakė, ryte kaip ir, ta prasme, dieną kaip ir neneršia, saulė prikaitina, ant vakaro pradeda kaip ir neršt, vėl, nu, žodžiu, labai įdomiai. Tas oro sąlygos tokios labai keistas. Įdomus tas pavasaris. Tai va, nežinau, kaip bus čia. Kol kas žuvies didelio aktyvumo kaip ir nėra. Kažkokių šuolių, pasirodymų irgi tuščia. Gal labiau ant vakaro pasirodys kas nors. Arba ne. Gal iš tikrųjų dar neršia žuvis. Tai va, sužinosim. Greitai. Iki rytojaus pietų laiko dar yra. Žvejosiu tik parą. Tai va, nežinau, kaip čia bus. Taip, šį pirmą kartą žvejau šitam telkinį, nors nėra labai toli man atvažiuoti iki jo. Valandą kelio. Tai va, nežinau, parašykit komentarus, kas esate žvejoję, ta prasme, ant ko geriausia čia kimba, įžvalgų gal kokių turėjot. Šiaip kol kas tai bandau saldų stalą. Žinau, matysiu, jeigu iki kokios 10 nieko nebus jokio judesio, tai gal nakties reiks uždėti gal kokį žuvinį ar kažką panašaus, bent ant vienos meškerės. Tai va, žiūrėsim. Vėjas biškį padidėjo. Lietaus kaip ir nepraneša be rytojaus pietų. Tai va, svarbu kokia audra neužkluptų. Bus kaip bus. Pozityvas, viskas čia gerai. Grynas oras. Pasėdėda gamtoj gerai. Tik gaila, kad vienas šį kartą kolegos nėra. Kolega užsiėmė savo darbais truputį. Tai va, kitam kartui lėksim su kolega. Bus biški įdomesnių vaizdelių. Nu ką, prasimėčiau dar biški. Pakeičiau vietą. Dabar nebe 45 metrai, o 57. Tai realiai nuo salos kokie 2-3 metrai kažkur. Radau ten gražų dugną. Dar čia su vietiniu biškį pašnekėjau, sakė, apie 60 metrų ten gaunas ir plius minus metras nuo salos. Tai ten kriauklitas dugnas, tai va. 57 susidėjau, nu tai plius minus iki 2-3 metrai lieka nuo kranto. Pažiūrėsim, kas dar biški iki 59 gal daisim, jeigu nekips, tai va, žiūrėsim iki 59. Nežinau, žiūrėsim, vakaras artėja, darbai čia vyksta, trečiam sektoriui, man atrodo, lieptų daro, ar ką čia, nes pjauna, gręžia jie čia, oi, žodžiu, vieta gera tikrai. Žmonės darbų įdeda, kad važiuotų žvejot. Tik tiek, kad yra vienas minusas, traukinys šalia pravažiuoja. Ir gan garsiai, nes labai netoli bėgiai yra. O daugiau tai kaip ir viskas gerai. Savininkas geras, pašnekėt galima su juo, viskas tvarkoj. Linksmas žmogus. Tai va, žiūrėsim, kaip čia bus toliau. Kas čia bus? Ar kips ar ne, sužinosim. Pamatysit ir jūs.
Ir dar vienas dalykas. Labai daug mašalų. Tai žinau, kas bus iš vis vakare, ta prasme, vadai turėtų suvalgyti. Bet pasijungiau termaselį. Tai neliko ne vieno. Labai geras daiktas. Aišku, jeigu nebūtų vėjo, būtų dar geriau. Bet šiaip tikrai padeda, nes prieš tai buvo labai daug čia. Tai dabar vienas kitas, jeigu praskrenda. Labai mažai. Tikrai padeda. Naudokit, chebra, naudokit. Tai ką, vakaras. 8 valandos. Vėjas kaip ir nurimo. Gal karpiai pasirodys. Šuolių kol kas dar nesimatė. Bet vienas kitas išsivertimas jau buvo. Tai va, ant vakaro gal pradės kažkas rodytis. Nei bangų nebėra nieko, ko gražiausiai viskas matos. Tai va, žiūrėsim. Gal pavyks pamatyti kokį šuolį vieną ar kitą. Maža ką. Nu ką, pajaukinau ant nakties. Persimečiau iš naujo. Pakeičiau masalus. Kol kas judesio kaip ir nesimato. Nežinau, gal naktį sukils, o gal vėlai vakare. Kas ten žino, bet pajaukinta, masalai pakeisti. Galim ramiai laukti nakties. O kaip bus naktį, tai žiūrėsim. Reikia tikėtis, kad vis tiek kažkas bus. Tai va, jeigu bus, pamatysit. Nu ką, vienas krante. Aišku, nespėjau nufilmuoti, kaip išvažiavo, nes greitai teko bėgti. Nedickis, bet gražus. Tai va, spėjau kokie 5-tukas bus koks. Nuotraukos irgi nedarysiu, jaučiu, nes vienas esu, tai bus biški nepatogu. Tai va, bandysim paleist. Lauk, lietus pradėjo lyt. Tai žodžiu, nebekankinam. Papurkščiam lupytę dar biški, dar kartą. Ir leisim lauk. Na, vienas ežero gyventojas tuoj keliaus namo. Na, prašau. Gero kelio. Susitiksim, kaip auksi. Nu. Labas rytas. Nu ką, lyja. Šiaip per vieną prognozę kaip ir nerodė lietaus. O per kitą pasižiūrėjau šiandien ryte, kad rodo. Ji rodo visą dieną realiai. Va, nežinau. Buvo 4 kibimai naktį. Vienas krante. 3 prie kranto atsikabino. Tai nežinau. Nelabai gerai. Bet bent jau vienas, aišku, yra. Bet ir iš vieno taško, iš kairės pusės meškerės. Nes iš dešinės tyluma tuščia. Iš vis. Nei vieno pyptelėjimo. Tai dabar, aišku, jau kokią gerą valandą kibimų nėra, nežinau. Tai bandysiu gal pasišert dar. Reikia persimest. Ir lauksim 12 valandas. Žiūrėsim, kas čia bus. Dar kaip kas nors ar nelabai. Tai va, tokia ir žvejyba, nu.
Gal iš tikrųjų dar neršia kažkiek. Tai va, nežinau. Oras tai žvejybinis, super. Skėčio reikia net. Oi, tai va, gerai, nu, persimest, pasišert reikia. Tai ką, bičiuliai, viskas, žvejyba baigta. Sesija baigta šiandienos. Para pražvejota. Kaip ir sakiau, iš 4 kibimų 1 krante, 3 atsikabino netoli kranto, kokį 10 metrų maždaug. Net nemačiau, kas ten buvo, ar karpis, ar lynas, ar dar kažkas, ar karšis, nežinau net, nepasakysiu, nes nemačiau tikrai. Nes kadangi dar buvo naktį, buvo tamsu. Tai va, šiaip tai, nu ką žinau, nusisekus ta žvejyba, viskas čia gerai. Vieną vis tiek realizavau. Tai bent jau pačiupinėt gavau karpioką, nedidelį, bet vis tiek. Tai va, daiktai sukrauti, viskas jau paliekam švariai, gražiai. Jokių šiukšlių, nieko. Kad būtų malonu kitą kartą vėl atvažiuoti. Tai va, tai tiek žinių. Ką žinau, lietus vėl. Pradeda lašnot po biškį, nuo ryto labai smarkiai lijo. Nežinau, čia gal karpiai nebaigė dar neršt iki galo, nes tų kibimų kaip ir mažoka. Kolegos irgi žvejoja, ta prasme, 3 sektorius, 2 sektorius, 1 sektorius irgi žvejoja. Tai negirdėjau nei nieko, kad būtų ar kibimą turėję, ar ištraukę kažką. Kitam krante irgi tas pats, tuščia. Tai aš manau, kad dar karpiai nebaigė neršt. Palauksim iki Joninio, aš manau, per Joninę susitiksim kažkur vėl. Galbūt čia, gal kitam ežere. Žiūrėsim. Tai va, tiek žinių. Gero jums žiūrėjimo, o man saugios kelionės namo. Ate.